Tai sveiki, sveiki, su jumis šį kartą Aušra. Ir kaip ir žadėjome per skelbimą, kad šiandieną būtent Yes Global kompanijos marketingo pristatysiu tik tai dvi dalis, nors jų yra pas mus net 7 komisiniai. Tai pirmiausia, ką noriu pasakyti tiems, kurie dar nežinote, kad mūsų kompanija rinkoje tikrai yra labai jauna ir jai dar tik tai metai Liepos mėnesį buvo atšventę gimtadienį, kaip išėjus į pasaulinę rinką, kaip tinklinės rinkodaros kompanija. Tai tikrai man tai kažkada tai buvo svajonė pakliūti į tokią kompaniją, niekada nebuvau turėjus patirties tokios, kad būtų taip visai nauja kompanija. Ir daugumas turbūt jau žinot, kas esate susidūrę su tinklinė rinkodara. Iš tikrųjų, kada jūs ateinate į kompaniją ir jeigu jinai yra nauja, tai labai svarbu pirmi metai. Padirbėti aktyviai pirmais metais, susikurti kuo didesnę komandą, tada jūsų čekiai tikrai bus didesni, paskui po truputį plinta antri, treti metai, kuriasi komandos, jau jūs papulsite tarp 9 procentų, kurie yra toj kompanijai ir paskui jau po 3 metų jau 90 procentų daugiau būna, gal sakyčiau, vartotojai žmonės, bet galiu pasakyti, kodėl šitoj kompanijoje yra labai didelė perspektyva. Šiandieną aš nekalbėsiu būtent apie tą komisinį, bet mes būtinai pakalbėsime apie kitas dienas, kodėl šitose kompanijose, bet čia bus tas 90 procentų vartotojų, tie, kas turės komandas didelės ir susikurs jas, tai jie tikrai bus visi, kaip aš sakau, šokoladė. Kompanija labai didelį komisinį moka už papildomus pirkimus, būtent už vartojimą. Tai nei vienoje kompanijoje to nėra ir galiu pasakyti, komisiniai čia yra tikrai labai dideli. Tai dabar einame toliau ir, kaip ir minėjau, pas mus yra 8 būdai gauti atlygį. 8 būdas pasireikš pas mus po 3 metų. Tie, kurie dirba ir išdirbs 3 metus ir darys rangus ir taip toliau, jie gauna kompanijos akcijas. Tai yra pakvietimo bonusas ir registracijos bonusas, būtent apie juos šiandieną šitus 2 komisinius pakalbėsiu. Jie įkrenta mums iš karto. Paskui yra, kada mes pasikeliam paketo kainą, paskui pas mus, kadangi yra linijinis ir binarinis, pas mus šitie 2 marketingai tarpusavį yra labai glaudžiai susipynę stipriai. Ir yra mečo bonusas, tai tas, kur mes jau pradedam gauti, kada mūsų partneriai pradeda uždirbti, mes jį gaunam vieną kartą mėnesyje, va šitą mečo bonusą. Paskui linijinis bonusas, tai yra, kada mes jį gauname už pakartotinus pirkimus, irgi už mėnesį, vieną kartą mėnesį. Lyderiavimo bonusas yra, kada mes padarom rangą ir gaunam komisinį už rangą. Ir valiutos bonusas, jisai bus būtent jau lyderiams, kurie gauna akcijas iš kompanijos ir jisai bus mokamas vėliau. Bet galiu pasakyti, kad šitas paskutinis bonusas absoliučiai nenukerpa jūsų gaunamo bonuso dabar. Ar esate buvę tokioje kompanijoje, ar yra čia tokių žmonių, kurie esate tai patyrę, kad iš tavo dabar uždirbtų pinigų, bet iš esamų, kurie yra paskirti tau gauti, yra nukerpama dalis ir atidedama kažkam, kažkada gausi, tu kažkada gausi. Bet ar įdomu, ar jūs esate patyrę tokių patirčių? Aušra nesimato skaidrių. Ane? Tai ko jūs tylite? Palaukit, aš paklausiu, ar matosi.
O dabar? Ne. Nematau. Tai palaukit, aš per naują sustabdau ir per naują atidarau. Tai, Nes skaidrės pradžioje ėjo, paskui lik sustojo. O dabar? Dabar matosi. Mhm. Na tai va, tai aš dar pabaigsiu, vat, matysit šitą skaidrę, jau kalbėjau apie ją, ne, tai grįšit video, pasižiūrėsit, jau negrįšiu daugiau prie jos. Ir va šitą va skaidrę, kur čia labai aiškiai nurodyta, kada koks bonusas. Ir šiandieną aš, kaip ir sakiau, pakalbėsiu būtent apie du bonusus, kurie pas mus yra, sakyčiau, patys didžiausi pačioj pradžioje, kai mes pradedam dirbti. Tai kas pirmiausia vyksta, tai vyksta, kad mes patys turim užsiregistruoti į kompaniją ir atidaryti savo tą vadinamą elektroninę parduotuvę, kaip aš sakau. Žinot, kaip aš pereinu prie šito pardavimo, gal sakyčiau, ne? Žmogus gali iš jūsų pirkti produktą už 40 eurų, ne? Ir jisai gali tiesiog būti jūsų klientas. Bet kada tu žmogui pasiūlai tiesiogiai pirkti iš kompanijos, tiesiogiai, tai reiškia, kad jisai tiesiogiai perka iš kompanijos, atidarydamas savo elektroninę parduotuvę. Ir pirmas žingsnis, ką jisai padaro, tai jisai pirmiausia nusiperka paketą. Ir to paketo pasirinkimas priklauso, ar jisai ateis vartotojų, ar jisai ateis verslą daryti. Ir galiu pasakyti, aš su konsultanto paketais išvis žmonių neregistruoju už tai, kad yra beprasmiška žmogui tą daryti, jeigu jisai tik tai vieną produktą, nes net vartoti produktą vieną pas mus nėra naudinga. Šitas paketas yra pritaikytas daugiau Afrikos šalim ir tai mums išaiškino Malazijoje, kai mes buvom, už tai, kad pas juos yra finansinė padėtis tikrai visai kitokia. Mes dirbame su pionierių bulderiu ir jeigu žmogus ateina kaip vartotojas, įsigijo lyderio paketą. Tai dabar ką noriu pasakyti, netgi ir vartotojai naudingiau pirkti bulderį ir nusipirkti produktų ilgesniam laikui. Ir tada jisai produktą perka jau po 34, kada žmogus startą pasidaro, nusiperka, pavyzdžiui, bulderį 12 produktų, jeigu jisai vienas vartos, reiškia, jam užteks 3-4 mėnesių pavartoti šiuos produktus. Jeigu jisai pasidalins su vyru, tai jam 2 mėnesiam užteks, ne? Jeigu jūs ateinate į verslą ir norite per produkto pagalbą susirasti partnerių, kurie vartos šitą produktą, ir matau, kad esat neišjungę kažkas tai mikrofoną, tai labai prašyčiau išsijungti mikrofonus. Tai jeigu žmogus nori susirasti partnerių, jam tikrai geriau tų produktų turėti daugiau, nes labai dažnai žmonės sako, kad aš gerai, tu jam papasakoji, jisai sako, duok man reikia čia ir dabar. Ir tada jums labai yra gera galimybė pradžioje kaip ir parduoti tam žmogui. Tai pionier paketas, mes šiandien apie juos daugiausia kalbėsim, tai yra $884 arba eurai tas pats. Ir jūs gaunate net 26 produktus, jūs juos galite pasirinkti kokios norite. Tai dabar pirmas mūsų komisinis. Tai kaip ir minėjau, kada mes patys užsiregistruojam, aktyvuojam savo paskyrą, verifikuojam, mes tikrai komisinio neuždirbam, bet mes gauname produktą. Mes įsigijame produktą, ne? Ir tai yra normalu. Perkame. Kai jūs perkate, jūsų partneris, tai yra jūsų vadovas ar sponsorius, nežinau kaip čia geriau vadinti, jisai gauna už tai komisinį. Jisai padarė darbą, jisai jums suteikė visą informaciją, teisingai padavė, jūs priėmėt sprendimą ir jūs gavot komisinį. Ir čia labai aiškiai parodyta, jeigu jūs pionierius ir užregistruojat pionierių, jūsų komisinis yra $234.
Tai yra 30% nuo PV taškų. Kaip ir matėt va šitoj skaidriai, Pionier paketas turi 780 CV ir PV taškai yra tie patys. Tai Bulderis turi 360 taškų. Tai jeigu jūs esat pionierius ir užregistruojat Bulderį, gaunat $93 su kapeikom, tai 26%. Pionierius, jeigu registruoja lyderį, gauna $20.70. Jeigu jūs esat Bulderis ir registruojat pionierių, atkreipkite dėmesį, jau jūs gaunat ne 30%, kaip būnama, bet 21%, $163.80. Jeigu jūs Bulderį registruojat, tas pats komisinis, kaip ir pionierius daro, ir jeigu jūs registruojat būdamas Bulderis lyderį, gaunat irgi lygiai taip pačiai kaip pionierius. Lyderis yra vartotojo paketas, pats vartotojas moka tik tai $102, tai ir komisinis atitinkamai yra nedidelis. Bet atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat lyderis ir registruojat pionierių, jūs gaunate tik tai $101.40 komisinio. Tai yra tikrai labai nedaug, palyginus su 234. Todėl jeigu jūs nusprendėte ateiti su lyderiu ir registruoti pionierių, tai aišku prarandate beveik $120. Tai šitą visą komisinę parodysiu šiek tiek aiškiau kitoj dar skaidriai. Tai yra čia pirmas mūsų komisinis, kai jūs tik tai užregistruojat asmeninį partnerį, čia eina kalba apie asmeninius partnerius į pirmą liniją, visai nesvarbu, kurioj pusėje jūs pastatysit binarę, ar kairiai, ar dešiniai, nes mes visą laiką turime pasirinkti, ar į kairę, ar į dešinę pusę statot, jūs šitą komisinį gausit besąlygiškai, iš karto, kaip tik tai bus nupirktas ir apmokėtas paketas. Ir jums tą pačią sekundę įkris į bonuso piniginę doleriai. Ir jūs jau iš karto galite disponuoti tais pinigais. Sekanti premija, tai yra registracijos premija. Kodėl labai norisi ją išskirti? Todėl, kad nei viena kompanija šito komisinio nemoka. Tiesiog galiu garantuoti 100%, nei viena tinklinės rinkodaros kompanija nemoka šito komisinio. Ir jisai atrodytų iš vienos pusės, kaip ir gal nedidelis, jeigu tik tai jisai vienas būtų. Ir galiu pasakyti, kad kitos kompanijos šitokią sumą pateikia kaip registracijos komisinį, nes tikrai žinau, kai kurie žmonės gauna labai nedaug už tai, kad užregistruoja partnerį į komandą. Jeigu jūs esate pionierius ir užregistruojat pionierių, jums kompanija tik tai už tai, kad jūs suvesite to žmogaus duomenis į sistemą, tik tai už tai kompanija jums sumoka $19.50 ir jie įkrenta tą pačią sekundę, kai tik tai užregistruojat partnerį. Lygiai kartu įkrenta su paketo pirkimo atlygiu. Tai galiu pasakyti, jeigu jūs tokių partnerių, pavyzdžiui, per savaitę užregistruosite 10, pradžioje aš taip dariau, tai jūs vien tik tai šito komisinio gausite beveik $200. Tai yra tikrai nuostabu. Jeigu jūs būdamas pionierių registruojat Bulderį, gausit $9, jeigu lyderį $2.25. Jeigu jūs esat Bulderių ir pionierių registruosit, jūs gausit $15.60. O jeigu jūs Bulderį registruosit, o pats esat Bulderis, tai $7.20 gausit. Ir lyderį registruojant gausit $1.80. O jeigu jūs esat lyderis ir registruojat pionierių, gausit $11.70. Už Bulderį $5.40 ir už lyderį $1.35. Ir dabar pasižiūrėkime, kaip šitas unikalus komisinis atrodo bendrai. Tai noriu parodyti šitą skaidrę.
kurioje aš padariau. Jeigu jūs esate bulderis ir pas jūs į komandą pasikviečiat jūs pionierių, ane? Ir ką jūs gaunate? Jūs gaunate 15,60 už registraciją, jūs gaunat 163 už tai, kad tas partneris nupirko paketą. Aha, matau, kad biški blogai sudėjau, labai atsiprašau, suklydau čia kažką tai. Čionai turėtų būti kita suma, bet nieko, mes ją pataisysim. Dabar netaisysiu, bet paskui pataisysiu. Žodžiu, jeigu tada prie 193 mes pridedam, tai yra prie 163,80 mes pridedam 15,60, nes jūs tiek gaunat ir bus 179,40. Čia suklydau, atsiprašau. Jeigu jūs esat bulderis ir užregistruojat bulderį, tai gaunat 7,20 už tai, kad duomenis suvedėt ir 93,60 už paketo pardavimą ir bendra suma bus 180. Ir jeigu jūs esat bulderis ir pas jūs ateina su paketų lyderis, tai bendra suma su paketo pirkimu ir su tai, kad jūs suvesite duomenis, bendra suma yra $22,50. Tai va, tai čia beveik 180. Prisiminkit šitą sumą, ne? 179,40 iš viso. 179,40. Atsiminkit šitą sumą ir mes einame toliau. Ir dabar, jeigu jūs jau esat pionierius ir jūs gaunate premiją, kai pas jums į komandą prisijungia pionierius į jūsų pirmą liniją, tai asmeninis jūsų partneris, tai jūs gaunate $234 ir gaunate dar 19,50, kad suvedat duomenis į sistemą. Reiškia, jums iš karto įkrenta $253,50. Iš karto tą pačią minutę. Tai aš manau, kad tikrai yra labai didelė suma ir nežiūrint to, apie kitą komisinį, kurį irgi gaunate ant rytojaus, beveik $100 siekia, dar irgi jisai prisideda. Ir galiu sakyti, jūs būdamas pionierius, užregistruojat pionierių, jūs gaunate beveik $347. Tai bendra suma gaunasi, vieną dieną šitas komisinius ir ant rytojus ryte įkrenta binaras, jeigu pas jūs jau atsiranda pora. Toliau, kažkaip pas mane, ar čia man kažkas junginėja, ar čia man šokinėja, nežinau. Toliau sekantis komisinis tai yra, kada jūs esat bulderis ir užregistruojat bulderį, ne, čia peršoko viskas. Matot, kaip šokinėja, man čia kažkas, nežinau. Kai jūs esat pionierius ir užregistruojat bulderį, tai jūs gaunate $9 už tai, kad suvedėt duomenis ir $102,60 bus bendra suma su 93,60. Reiškia, tą pačią sekundę, kai tik tai jūs pats tą padarote, jums įkrenta $102,60. Išgirskite, ką sakau, kai pats tą padarote. Jeigu jūs pats neregistruojate, o tai daro jūsų vadovas, tai jūs šito viršutinės sumos negaunate, o gaunate tik tai šitą sumą. Todėl aš sakau, visą laiką gerai būtų, kad jūs pradžioje išmoktumėte, mes turime tikrai mokymus, kaip tą padaryti, patiems suvesti tuos duomenius ir savo gauti tuos pinigus. Nes, pavyzdžiui, jeigu jūs per mėnesį 10 bulderių užregistruosit, kaip pavyzdys, ne,
jau $90 jums papildomai, ne, jau jūsų komisinis. Tai tikrai verta išmokti, pati registracija užtrunka 5 minutės, neilgiau. Ir jeigu jūs esate pionierius ir užregistruojat lyderį, tai gaunate iš viso $23.20 bendrai su viskuo. Ir už tai, kad suvedėt duomenis, ir už tai, kad žmogus įsigijo 3 produktų paketą. Tai va, tai šitie 2 komisiniai pradžioj, kada pradedi registruoti žmonės, jie tikrai žavi. Ir jie būtent šitis komandos kūrimas, būtent šitie komisiniai jums padeda daryti pirmą rangą goldą, ne? Ir jie tikrai parodo, kiek jūs stengiatės ir kiek jūs dirbate. Ir galiu pasakyti, goldą reikia 2500 surinkti savo balansę, savo asmeninio uždarbio, kas įeina, tai įeina ir registracijos partnerių, ir binaro komisinis, ir va šitas duomenų suvedimo komisinis. Ir jeigu paprastai per pirmą mėnesį nebūna tų aktyvacijų, paskui jau pakartotiniai įsijungia pakartotiniai pirkimai ir viskas susisumuoja ir jūs gaunat pirmą rangą 2,5 tūkstančio. Tai kaip ir sakau partneriams, pirmas tikslas jūsų turi būti, per kiek jūs laiko padarysite pirmą rangą ir uždirbsite tuos 2,5 tūkstančio. Plus jūs dar uždirbsite, kai padarysite rangą, gausit $50 papildomai iš kompanijos ir dar $50 vertės akcijas iš kompanijos, kurios jums įsigalios po 3 metų. Tai va, tai ką noriu pasakyti, tai mano tikslas šiandien buvo parodyti biškį smulkiau ir plačiau, už ką yra mokama šitie 2 komisiniai. Ir šiandieną tikrai nenoriu jūsų ilgai laikyti. Ir dabar kiekvieną kartą išnagrinėsime vis kitą komisinį, nes bendrų mes prezentacijų turime labai daug. Tai labai ačiū Jums už kantrybę ir už laiką, kurį Jūs skiriate pasidomėti pačią kompaniją ir produktų, ir kartu atlygio planu, nes aš kaip sakau, jeigu žmogus vartoja produktą, jisai tampa sveikas, nes mūsų produktai tikrai labai efektyvūs, bet jeigu žmogus dalinasi apie šitą produktą, jisai tampa turtingas. Tai už darbą kompanija labai dosniai moka. Tai gražaus Jums vakaro ir iki kito karto.